Sveiki visi, prieš 5 metus mes su vyru nusprendėm įgyvendinti tai, kas niekam netrodė patrauklu. Investuoti ten, kur nėra jokios finansinės grąžos, kur niekas nematė jokios logikos ir prasmės. Šiandien turim galimybę papasakoti jums, kaip gimė ir kodėl gimė sidabrinė linija ir kodėl vis dėlto verta eiti ten, kur niekas nenori eiti. Aš esu investuotojas. Visą gyvenimą tai dariau ir turbūt visą likusį savo gyvenimą tą darysiu. Per 20 metų profesinę karjerą teko dirbti ir bankuose, ir mažesnėse kontorose. Įkūriau savo verslą ir nuolat tekdavo suktis tarp akcijų, obligacijų, fondų, žaliavų, valiutų. Visą šį laiką mane lydėjo vienintelis tikslas. Aš turiu uždirbti grąžos. Ir kuo didesnė finansinė grąža, su kuo mažesnė rizika, tuo atrodo rezultatas būna geresnis. Vieną dieną, žinodama mano aistrą investicijoms ir kalnams, Kristina pasiūlė paskaityti knygą, kurios pavadinimas yra 3 puodeliai arbatos. Tai knyga apie amerikiečių alpinistą Gregą Mortensoną, kuris besileisdamas nuo antros pagal dydį ir be nesudėtingiausios pasaulyje viršukalnės K2, netikėtai pateko į audrą, užstrigo ten, išseko, pavargo, taip ir būtų žuvęs. Tačiau jį išgelbėjo mažo Pakistano kaimelio gyventojai. Suteikė jam prieglobstį, pastatė ant kojų. Ir nuo to laiko Gregas Mortensonas taip ir nebepaliko šito kaimelio. Jis ėmėsi, atrodė neįmanomos misijos Talibano kontroliuojamose teritorijose įkurti mergaičių mokyklą. Po to dar vieną ir dar vieną. Ir ilgainiui tų mokyklų jis pristatė daugiau negu 300. Ši knyga paliko labai gilų įspūdį man ir, sakyčiau, labai stipriai supurtė visą mano profesinę karjerą. Pradėjau kamuoti klausimai, negi finansinė grąža yra vienintelis investicijų tikslas, ar gali būti kitokia kuriama vertė nei tik pinigai. Ir su tais klausimais grįžau pas Kristiną ir pasidalinau jais. Na, kai Marius pasidalino savo idėją įkurti labdaros ir paramos fondą, kažkaip net nedvejodama iš karto pritariau, nes jaučiausi labai panašiai. Kažkaip lyg tai beliko tik tai pagalvoti, o kamgi mes norėtumėm padėti, kad ta pagalba nebūtų trumpalaikis susižavėjimas, kad kažkaip tvirtai ir rimtai įsipareigotume, kad nepamestume visko susidūrus su pirmaisiais sunkumais, kad ta pagalba džiugintų ir mus, ir jos sulaukusius. Ir dažniausiai tokiuose kryžkelėse gyvenime, arba kai reikia priimti kažkokį svarbų sprendimą, aš dažniausiai prisimindavau savo senelį, kuris visada buvo mano toks tylusis, gerasis patarėjas. Gal dėl to, kad nuo vaikystės turėjau su juo labai tvirtą ir ypatingą ryšį. Augome ir senome kartu, koja kojon, petys petin, pokalbis po pokalbio, iki paskutinės jo gyvenimo dienos. Ir tie pokalbiai iki šiol man tokie gyvi ir brangus. Jis visada sakydavo, Kristina, nėra nieko neįmanomo. Esame tam, kad gyventi drąsiai ir daryti tai, ką jaučiame geriausiai. Ir tą akimirką supratau, kad visa tai, ko senelis nespėjo man pasakyti, gali būti papasakota kitų senolių lūpomis. Ir apėmė tokia neapsakoma drąsa čia ir dabar pakviesti visus Lietuvos senolius pokalbiui. Kažkaip sukurti žmonėms tą bendravimo džiaugsmą ir padėti atsikratyti tų nuostatų, kad senas žmogus tai tik liūdnas, dejuojantis, nuobodus, tai labai išmintingi žmonės, pilni kantrybės ir meilės. Ir aišku, tada kreipiausi į Marių klausdama, tai kaip, ar sutinki dirbti senelių labui ir vis dėlto, kurti kažką tokio, kas padėtų jiem bendrauti, kurti santykius tarpusavį ir jaustis tikrai pilnaverčiais. Aš esu skaičių žmogus, todėl man natūraliai kilo noras pasitikrinti,
ar idėja turi pagrindą Lietuvoje, kokia yra auditorija, kokie tos auditorijos poreikiai, ar mes tiesiog nefantazuojam per daug. Taigi apie skaičius. Lietuvoje šiuo metu gyvena apie 500 000 vyresnio amžiaus žmonių. Ir prognozuojama, kad dar po 10-mečio vyresnių negu 60 metų amžiaus sulaukusių žmonių turėsime beveik trečdalį visų šalies gyventojų. Statistika sako, kad bent pusė jų gyvena visiškai vieni. Mes, jaunesni žmonės, matydami dažnai piktus ir depresyvius žmonės, galbūt iki galo nesuvokiame, kas juos kamuoja. Mums patiems pradeda rūpėti klausimai, o kokia bus mūsų senatvė, ar mes jos sulauksim, ar mes būsim sveiki, ar turėsim finansinių išteklių gyventi, ar mūsų atmintis nepaves. Ir visa tai veda prie to, kad senatvės pradedame šalintis, o pasenti bijome labiau nei mirti. Dar daugiau. Mes gyvename tokioje visuomenėje, kuri senatvę linkusi stigmatizuoti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad užslepiamos pagarbos, apsimestinio dėmesio mes tų žmonių nepastebime gatvėse, mes tiem žmonėm nesuteikiame reikiamų paslaugų, mes tuos žmonės tarsi nurašome. Galiu pacituoti vienos mūsų pašnekovės žodžius, kad būna labai liūdna ir nyku, kai tavęs nereikia troleibuse, kai tavęs nereikia įstaigose, kai tavęs nelaukia netgi slaugos namuose. Tu lieki vienas ir vienas. Taigi senatvėje vienišumas ir buvimas vienu yra neatsiejamas dalykas. Kokias tai pasiekmes kelia žmonių gyvenime? Moksliškai įrodyta, kad ir ne kartą Didžiojoje Britanijoje, Jungtinėse valstijose, kad vienatvės poveikis yra labai stiprus tiek fiziniai, tiek emociniai sveikatai. Žmonės dažniau serga, jos kamuoja ligos ir jų gyvenimas trumpėja. Jeigu pasižiūrėtumėm į Harvardo universiteto atliktą longitudinį tyrimą, kuris turbūt vienintelis tokio pobūdžio tyrimas pasaulyje vis dar vyksta, nors jo trukmė 80 metų, tai to tyrimo išvados yra labai neskundžiamos, kad santykiai mums reikalingi kaip oras. Ir tyrimo išvados yra 3. Pirmoji, mums reikalingi santykiai, o vienatvė žudo. Žmonės, kurie yra apsupti draugų, artimųjų rato, kurie gyvena bendruomenėse, palaiko nuolatinius, tęstinius, kokybiškus santykius, gyvena ilgiau, serga mažiau ir jų gyvenimo kokybė yra gerokai aukštesnė už tuos žmonės, kurie stokoja tokių santykių. Antroji išvada yra tokia, kad mums nesvarbu turėti daug santykių. Dabartinės socialinės medijos laikais mes esame apsupti tikrų ir netikrų draugų, bet paklauskime savęs, ar su visais jais eitume į kalnus, gal į žvalgybą, ar galėtume jais pasikliauti, kai ištiktų bėda. Todėl antroji išvada yra labai tiesmuka. Mums ne santykių kiekis, o santykių kokybė ilgina gyvenimą. Štai pavyzdžiui, jeigu 50 metų sulaukę tyrimo dalyviai džiaugiasi gerais kokybiškais santykiais, tai sulaukę 80 jie buvo sveikesni už tuos, kurie prieš 30 metų negalėjo pasidžiaugti gerais santykiais. Ir trečioji tyrimo išvada kalba apie tai, kad artimi ryšiai su žmonėmis stiprina ne tik mūsų kūną, bet ir protą. Pasirodo, kad tokių žmonių yra atmintis geresnė ir protas aštresnis. Taigi mums to pakako, kad atsakytumėm savo esminius klausimus, ar bus potenciali auditorija, kuriai mes norime teikti paslaugą, su kokiamis problemomis jis susiduria ir vis dėlto išsiaiškinome, kad santykiai yra bene svarbiausias dalykas kiekvieno žmogaus gyvenime. Taigi siekis ir buvo sukurti tokią erdvę, kur vyrautų draugystė, kur žmonės galėtų kalbėtis
atvirai, be užuolankų, būti savimi, dalintis iš tikrųjų tuo, ką jaučia ir galvoja, pasitikėtų vienas kitu, ir galiausiai tikėtų pačiu gyvenimu, ko labai stinga senatvėje. Taip ir gimė mūsų sidabrinė linija, kur šiandien kiekvienas garbusis, vyresnysis senolis gali mums paskambinti ir rasti tą bendramintį pokalbiams telefonu. Gal net turėčiau pabrėžti reguliariems pokalbiams telefonu. Mūsų linijoje nėra neįdomių pašnekovų, jinai atvira ir prieinama kiekvienam. Kas nori kalbėti, tas kalbasi, kas nori patylėti, tas patyli, kas nori paverkti, paverkia, kas nori padainuoti, padainuoja. Čia ir liūdi žmonės, ir juokiasi, ir pyksta, ir užjaučia. Tai, ką rodo bendravimas ir tai, kuo dalinasi bendraujančios poros, susiveda į labai tokius, gilius dalykus, kad vis dėlto dėka to nuoširdumo ir to tarpusavio ryšio žmonės auga abu pašnekovai keičiasi, abu vienas kitą įkvepia net ir neįtikėčiausiams žygiams, kurių galbūt nesitikėjo dar įgyvendinti. Ir pasidalinsiu tiesiog keletą citatų apie tai, kaip jie jaučiasi arba kaip kai kurie iš jų jaučiasi ir ką jie kalba apie sidabrinę liniją. Ona iš Vilniaus. Laukiu tos dienos ir valandos. Po pokalbio atsiranda užpildanti ramybė. Net nemoku išsireikšti. Gera, labai gera. O Gediminas iš Palangos sako, kad kreipėsi, kai buvo labai sunku, kai buvo nesuprastas. Jautėsi svetimas tarp savų. Paskambino, kai buvo labai sunku. O dabar džiaugiasi, kad turi su kuo pasikalbėti ir sako, net savijauta pagerėjo. Aleksandra iš Jonavos nedaug žodžiauja. Tiesiog trumpai pasakė, kad man tie pokalbiai vėl padeda pasijausti žmogumi. Manau, kad tai tikrai nuostabus išgyvenimai ir kažkaip, ir mums patiems padeda vystytis ir tikėti, kad tas darbas, ne veltui. Džiaugiuosi šiandien, kad prieš labai daug metų turėjau vieną senolį, kurį mylėjau ir kurio klausiausi visomis savo ištemptomis ausimis, o dabar jų turime virš 3000. Kiti 500 geros valios žmonių, kurie savanoriauja sidabrinėje linijoje, atveria save seno žmogaus pasauliui ir atveria tą pasaulį savo. Eglė iš Vilniaus, mūsų viena iš savanorių, džiaugiasi, kad atrado močiutę, kurios ilgėjosi daug metų. Kita savanorė Inga, bendraudama su savo vyresnė pašnekovė, prisipažįsta, kad suprato 2 dalykus. Kad vis dėlto nėra aiškios ribos tarp vyresnio amžiaus žmogaus ir mūsų jaunų. Ir kad bendravimas su vyresniais vis dėlto labai moko su džiaugsmu ir atvira širdimi pažvelgti ir priimti kitą žmogų. Sidabrinė linija tapo ir man, ir mums turbūt kartu su Marium neatsiejama gyvenimo dalimi. Nėra dienos be pokalbio, be supratimo, tarpusavio kažkokio džiaugsmo. Ir labai linkėčiau, gal net sakyčiau, tai yra nauja mano svajonė, kad ir kiekvienam iš jūsų pokalbis su vyresniu taptų svarbia dienos dalimi. Labai linkiu užsikrėsti tuo išminties ir gerumo virusu, kurio taip noriai dalinasi mūsų senoliai. Padovanokite savo ir jiems nuoširdų pokalbį. Tai grįžome eiti keliu, kuris prieš 4 metus, jau daugiau negu 4 metus, daugelį atrodė labai abejotinas.
ar pasiteisins, ar prigis, kam tie pokalbiai reikalingi. Atrodo, duokit žmonėm pavalgyti, duokit apsirengti ir nieko daugiau nereikia. Tačiau šiandien džiaugiamės, kad ryžomės, džiaugiamės, kad vyksta, džiaugiamės, kad linija auga. Ir atliepiant vienos didelės įmonės atstovo, potencialaus mūsų rėmėjo abejonė išsakyta veiklos pradžioje, jis pasakė, jūs esate šeima, einate ten, kur dar niekas nebuvo nuėjęs. Mes nesam tikri, ar jūs nepavargsit, ar jums neatsibos, gal jūs apsigalvosit ir mesit viską vidury kelio. Tai šiandien tiesiog galim pasidžiaugti ir šiandien esam čia, kad jums visiems pasakytumėm, kad ne, mums neatsibodo, mums norisi dar ir dar. Šiandien turime paklausimų iš Portugalijos, Prancūzijos, Lenkijos, Latvijos, kurie seka mūsų veiklą ir norėtų tą patį pakartoti savo šalyse. Pristatymo pradžioje pasakoju apie knygą 3 puodelius arbatos. Pakistane ir Afganistane, tam regione, apie kurį yra knyga, 3 puodeliai sviestinės arbatos geriami tvarkant reikalus. Sulig pirmuoju tu esi svetimšalis, sulig antruoju trampi draugu, sulig trečiuoju tave priima į savo šeimą. Dažnai mūsų klausia, kiek reikia pinigų vykdyti tokią veiklą? Ar filantropija yra brangus užsiėmimas? Tai galiu atsakyti labai paprastai. Tai yra 1 puodelis. 1 puodelis gali padovanoti pokalbį žmogui. 3 puodeliai. Jūs sukursite bendravimo džiaugsmą žmogui visą mėnesį. O kaip žinia, mėnesio dažnai pakanka, kad pašnekovai įsileistų vienas kitą į savo širdį, o dažnai ir į šeimą, kad ir telefonu. Todėl kviečiu jūs išgerti puodelį arbatos, o savo mėgstamą arbatą ar puodelį 1, 2, 3 galėsite pasirinkti mūsų interneto svetainėje sidabrinėlinija.lt. Ačiū. Iki pasimatymo.